Labadiena. Vilniuje prasidėjo renginiai skirti pagerbti sausio 13-osios laisvės gynėjų atminimą. Antakalnio kapinėse dedami gėlių vainikai ant žuvusiųjų laisvės gynėjų kapų. 18 kartą į tradicinį tarptautinį pagarbos bėgimą susirinko keli šimtai žmonių, tarp jų svečiai iš užsienio, kariai Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, tradiciškai įveikti gyvybės ir mirties kelią nuo Antakalnio kapinių iki televizijos bokšto. Šitas bėgimas, vienu žodžiu, jis irgi pagerbti tuos žuvusius ir sveikatai gerai bendrai bėgiojimas yra labai sveikas dalykas. Gerai, daug žmonių bėga, tūkstančiai kažkaip taip malonus pabendrauti. Šiek tiek svarbi ir šiek tiek patinka, kad tai nebus varžybos, o tiesiog šiaip prabėgimas toks. Sportinės formos palaikymas. Tas bėgimas tai man daug reiškia. Jisai reiškia, kad pagerbimas tų kovotojų, kurie žuvo už tą reikalą. Tradicija taip pagerbti laisvės gynėjus gimė dar tuomet, kai sovietų kariuomenė, norėdama užgniaužti laisvą žodį, užėmė radiją ir televiziją bei televizijos bokštą. Būtent čia gyvybės paaukojo daugiausia laisvės gynėjų. Nuo sovietų smogikų krito 14 ir buvo sužeista daugiau kaip 1000 žmonių. Bėgimo mėgėjų asociacija iškart po tragiškų sausio įvykių surengė protesto bėgimą iš Palangos į Vilnių. Sostinėje prie Simono Konarskio gatvėje esančių radijo ir televizijos rūmų jie surengė mitingą. Tada ir buvo nuspręsta kasmet tęsti bėgimo gyvybės ir mirties kelių tradiciją. Čia sporto mažai yra, iš tikrųjų yra toksai auklėjimas parodyti, kad yra priminti, grinai, mes nedaug turim tų datų, kad tos sausio įvykius paminėti, čia viena iš tokių reikšmingesnių gal ir yra dienų. Visi veikia 9 km distanciją iki televizijos bokšto, kur žuvo daugiausia laisvės gynėjų, buvo apdovanoti atminimo medaliais. Gynėjams atminti padėta gėlių prie televizijos bokšto Laisvės varpo. Į Maskvą atvykęs Europos Sąjungai pirmininkaujančios Čekijos premjeras sako neišvykstantis iš regiono, kol dujų tiekimas Europai per Ukrainos teritoriją nebus atnaujintas. Nors abiejų šalių atstovai lyg ir sutarė dėl tarptautinių stebėtojų, kurie tikrintų Rusijos dujų tranzitą per Ukrainos teritoriją, protokolas leidžiantis stebėtojams pradėti darbą dar nepasirašytas. Vakar atsiradusi viltis, kad Rusijos dujos pradės tekėti Europos link, taip ir liko viltimi. Abiems šalims susitarus dėl tarptautinių stebėtojų, ES specialistai atvyko į Ukrainą. Bet Rusija pareiškė, kad nepasitikė Ukrainos gera valia. Turi būti pasirašytas oficialus protokolas dėl stebėtojų statuso. ES specialistai pasirengė tučtuojau pradėti darbą, o jų misijos vadovas pabrėžė, atvyko neaiškintis, kuri šalis teisi, kuri ne, o užtikrinti, kad dujos kuo greičiau pradėtų tekėti į Europą. Mūsų užduotis techninė, tik fiksuoti, kiek dujų per rytinį Ukrainos pasienį tiekiama iš Rusijos ir kiek per Ukrainos vakarinį pasienį tiekiama Europos vartotojams, nes kilo daug ginčų tarp Ukrainos ir Rusijos, kiek dujų buvo patiekta ir kiek ištekėjo Europos vartotojams. Į Maskvą atvykęs ES pirmininkaujančios Čekijos premjeras taip pat pabrėžė, jog padėtis tokia rimta, kad Europos dabar nedomina, kuri šalis teisi. Išeities pozicija tokia. Po ilgų dėrybų sutarta, kad Gazpromo atstovai galės dalyvauti stebėjimo misijoje Ukrainoje, o jos Naftogazo atstovai Rusijoje. Ar Ukrainos partneriai pasirašė protokolą? Vėliau. Jau turime 4 sutartis. Aš pas jūs atėjau su 5. Norėčiau, kad žurnalistai baigtų darbą ir mes galėtumėm kalbėtis be jų. Vakar Mireko Topolenikui Ukrainos lyderiai pažadėjo, kad Kijevas pasirašys protokolą leidžiantį pradėti darbą stebėtojų misijai. Čekijos premjeras nusiteikęs ryžtingai neišvykti iš regiono, kol dujų tiekimas Europai apie Ukrainos teritoriją nebus atnaujintas. Ukraina netenka patikimos tranzito šalies, o Rusija patikimos eksportuotojos reputacijos. Tuo metu dar viena Europos šalis, Kroatija, priversta nutraukti dujų tiekimą ir svarbiausiams objektams. O nuo dujų stygiaus bene labiausiai kenčianti Bulgarija stengiasi, kad jis nesuduotų smūgio turizmo pramoniai. Jos kalnų slidinėjimo kurortai šildymui naudoja dujas. Šiuo metu Boroveco kurorte apie 8000 poilsiautojų, daugiausia rusų ir anglų. Vietos valdžia nutraukė dujų tiekimą visoms įmonėms, mokykloms, kad užtektinai dujų gautų viešbučiai, kuriuose įsikūrė turistai. Ir apylinkės gyventojai pritarė tokiam valdžios sprendimui, juk turizmas šaka, ant kuriuos jie sėdi. Ukraina, ramindama labiausiai nuo jos dujų ginčos Rusiją kenčiančią Bulgariją, žada dujas įtiekti iš savo atsargų. Gazos ruožą valdančio islamo judėjimo Hamas delegacija ir vakarų krantą kontroliuojantis palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas
atvyko į Kairą Egipto ir Prancūzijos siūlomam planui dėl paliaubų Gazoje aptarti. Į jį įtrauktas Izraelio reikalavimas, kad Hamas būtų nutrauktas ginklų tiekimas ir palestiniečių sąlyga, kad Izraelis nutrauktų Gazos blokadą. Izraelio atakos nesustabdė Hamas kovotojų leidžiančių raketas į Izraelį. Prasidėjus trečiai konflikto savaitai, palestiniečių aukų artėja prie 800, žuvo 13 Izraelio karių. Lietuvoje prasidėjusi žiema teikia vilčių slidinėjimo mėgėjams. Baigiamos įrengti naujos trasos Alytuje šalia Bakšių gyvenvietės. Jos ims veikti po kelių savaičių. Na, o lig šiol į Anykščius ir Ignaliną vykusius slidininkus šiandien jau pakvietė ir Birštonas. Daugiau apie tai Panoramoje, dabar teliko sinoptikų prognozės. Dėkui, iki Panoramos. Naktį debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų nedideli krituliai, silpna lijundra, plikledis rūkas. Žemiausia temperatūra 0,5 laipsniai šalčio. Vakarinėme pakraštyje iki 2 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais. Vietomis nedideli krituliai, daugiausia dulksna, silpna lijundra, plikledis rūkas. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.